Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes sudedame ir atimame. Ir pradėsiu aš vėl nuo to, kad motyvuosiu jūs mokytis tokių dalykų, nes 1998 metais NASA patyrė patį didžiausią, patį skausmingiausią nuostolį visoje NASA istorijoje. Jie prarado 130 milijonų kainuojantį orų stebėtoją, kuris buvo išsiųstas į Marsą. Ir viskas tai įvyko būtent dėl matematikos. Kodėlgi tai įvyko? Kai kuriems šio erdvėlaivio programavimo darbams NASA pasamdė Britanijoje esančią įmonę, kurie darė matematinius skaičiavimus, rašė formulės ir visa ta jų programa buvo įdiegta NASO's orų stebėtojui, kuris buvo išsiųstas 1998 metais. Po metų, kai erdvėlaivis turėjo jau priartėti prie Marso ir pradėti suktis aplink jo orbitą, įvyko visiškai kas kita. Jis rėžėsi į Marsą ir visiškai susinaikino. Buvo prarastas ryšys ir tada NASA pradėjo analizuoti, kasgi įvyko. Analizuodami jau skaitmeninę dalį, tai yra suprasdami, kas galėjo įvykti programos lygmenį, jie pamatė, kad Britai, kurie rašė formulės, rašė apskaičiavimus, rašė komandas, vadovaudomasi britiška sistema. Ir tą pačią sistemą jie panaudojo būtent šitam oro stebėtojui. Ir kai jis pradėjo artėti prie Marso, jo sistema netitiko jo kontrolės sistemos, kuri buvo parašyta Amerikoje. Ir skaičiai nesutapo ir todėl jis rėžėsi į Marsą ir iš jo neliko niekas. Taigi viena maža klaida paskaičiavimuose gali atvesti prie tokių didelių nuostolių. 130 milijonų dolerių tai labai didelė suma ir tai buvo skausmingiausias NASA projektas, kuris žlugo ir sugadino reputaciją ne tik NASA ir apskritai daugeliams tyrimams kosmose. Bet klaidos prasideda nuo mokyklos, todėl grįžkime prie mūsų programos ir čia pakalbėkime apie paprastus dalykus, pakeliui apsunkinant juos. Kaip atsimenate iš praeitos programos, a plus a ir plus a būtų tiesiog 3a. Tas pats vyktų ir su šaknimis. Jeigu mes turim kvadratinės šaknis iš 2, pridėti prie savęs ir pridėti prie savęs, tai būtų tiesiog lengviausia užrašyti. Taip. Tas pats būtų ir su kubiniam šaknim. Na, o čia mes turime truputėlį problemų, nes kvadratinė šaknis iš 64 ir kubinė šaknis iš 64 negali būti sudėti, nes jie yra skirtingo tipo šaknis. Tai yra kvadratinė šaknis ir kubinė šaknis. Čia jau nėra tas pirmas variantas a, nes čia jau skaičiai skiriasi. Nes kvadratinė šaknis iš 64 tai ne tas pats, kas kubinė šaknis iš 64. Kaip galime išspręsti ir sudėti tos skaičius, tai tiesiog išvesti iš šaknies ir pirmojo atveju tai bus 8, reiškia 8 plus antrojo atveju tai bus 4. 4 kart 4 yra 16, 16 kart 4 yra 64. Tai mūsų atsakymus bus 12. Na, o ką daryti, kai jau mes turime šiokį tokį pagrindą? Tai yra 2 kvadratinės šaknis iš 5, pridėti prie 8 kvadratinės šaknis iš 5. Čia žaidžiame lygiai tą patį žaidimą. Kvadratinės šaknis iš 5 yra mūsų a skaičiukas. Tai kas būtų, jeigu būtų 2a pridėti 8a, tai būtų 10a. Tas pats ir čia. 2 plus 8 10, kvadratinę šaknį paliekame ir turime kvadratinę šaknį. Jeigu tai norėtume šiek tiek išrašyti, kad būtų aiškiau, tai atrodytų taip. Kvadratinė šaknis iš 5 padauginti iš 2 plus 8. Tada gaunasi 10 kvadratinė šaknis iš 5. Pažiūrėkime ir kitą variantą, kai kvadratinė šaknis iš 7. Išrašykime iškart detaliau. Gaunasi. Viskas kol kas labai paprasta. Judėkime toliau. Kas jeigu mes turime 2 kvadratinės šaknis iš 3 ir norime pridėti kvadratinės šaknis iš 27? Matome, kad čia jau mes nebeturim to pačio pagrindo. Mūsų tas a, nežinomas skaičius, prieš tai, kuris buvo, jis nėra tas pats. Tai yra 3 kvadratinės šaknis iš 3 ir kvadratinės šaknis iš 27, tai ne tas pats. Tačiau mes galim pradėti naudoti logiką ir skaičių manipuliaciją. Pradėkime. Užpalikime pirmą skaičių kaip yra, tačiau antrame išrašykime mūsų 27 kaip nors taip, kad atsirastų skaičius 3. Ir tai labai paprasta, nes 9 kart 3 ir būtų mūsų 27. Gerai, dabar jau galime matyti, kad 9 išvedus iš kvadratinės šaknies yra 3. Tai mes ir padarykime. Išveskime iš kvadratinės šaknies, bet palikime likutį, kuris buvo kvadratinės šaknis iš 3. Ir jau dabar matome, kad yra atsakymas. Atsakymas yra 2 plus 3, nes kvadratinė šaknis dabar ta pati. Tai 2 plus 3 yra 5 ir kvadratinė šaknis iš 3. Matote, žaisdami, manipuliuodami mes vis tiek prieėmė labai gero, gražaus atsakymo. Jeigu jūsų atsakymas dirbant su mokamąją programą gaunasi kažkoks tai nelogiškas, keistas, galbūt kažkur padarėte klaidą, grįžkite ir pasitikrinkite dar kartą. Gerai, pažiūrėkime dabar į tokį atvejį, kai yra kvadratinė šaknis iš 7 ir atimti didesnį skaičių. 3. Kaip suprasti tai? Labai paprasta, mes tiesiog turime įsivaizduoti
kad čia yra vienetas. Iš 1 atimti 3 būtų -2, na ir paliekame kvadratinę šaknį iš 7. Dar mačiau, bus tokie pasunkinti pratimai, kai kvadratinė šaknis turi kvadratinę šaknį. Išrašysim smulkiau. Kvadratinė šaknis. Dabar kvadratinė šaknis iš 49 yra 7. Ir pridėti 5 ir čia irgi ta pati kvadratinė šaknis iš 7. Kadangi jau žinome, kad galime išrašyti, tai -2 plus 5. Tai atsakėme 3, kvadratinė šaknis iš 7. Matote, iš gan sudėtingo skaičiavimo mes gavom gan paprastą atsakymą. Jeigu jūsų atsakymas labai sudėtingas, kažką padarėte ne taip, grįžkite ir suraskite sprendimą. Gerai, dabar mes dar labiau pasunkinkim viską. Prieikime prie paskutinės užduoties. Ir čia mes turime tokią bėdą, kad mūsų kvadratinė šaknis yra apačioje. Mums reikia kažkaip to atsikratyti. Kaip tai galima padaryti? Aš užrašysiu visą tą skaičiavimą truputėlį atokiau. Tai yra 3 kvadratinė šaknis iš 2. Būtų lygiai tas pats, kas 3 kvadratinė šaknis iš 2 padauginta iš kvadratinės šaknies iš 2, kvadratinė šaknis iš 2, padalinta iš kvadratinės šaknies iš 2. Mes kalbėjome apie tai anksčiau mano pamokose, kad šitas skaičius, jis realiai lygus vienetui. Tai reiškia, jis nieko neduoda. Mes galime padauginti iš vieneto bet kokį skaičių, skaičius nepasikeičia. Bet mes padarome tai tam, kad pasiekti šiokį tokį rezultatą. Ir jūs pamatysite dabar visą tą matematikos magiją. Taigi, viršui pas mus gaunasi 3 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 2, o apačioje kvadratinė šaknis iš 2 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 2. Daveskime tai iki normalaus atsakymo. Tai yra kvadratinė šaknis iš 2 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 2. Tai kvadratinė šaknis kvadrate, o kaip aš minėjau savo pamokoje apie kvadratinę šaknis, kvadratai ir kvadratinė šaknis vienas kitą atšaukia, todėl atsakymę turime kvadratinė šaknis iš 2 padalinta iš 2. Wow, mes padarėme gan sudėtingą manipulaciją ir pakeitėm mūsų skaičių 3 padalinta iš kvadratinės šaknies iš 2, o šitą skaičių, mes pavertėm jį truputėlį kitokių skaičių. Kodėl tai naudinga? Užrašysiu vėl kitą spalvą. 7 kvadratinė šaknis iš 2 atimti ir dabar aš jau atimu ne tą pirminį skaičių, o tą mūsų rezultatą. Atimti 3 kvadratinė šaknis iš 2 padalinta iš 2. Aš manau, jūs jau supratote, kur mes judame toliau. Ką mes galime padaryti dar, kad palengvinti mūsų užduotį. 7 kvadratinė šaknis iš 2, čia kol kas viską paliekame. O čia 3 dalinasi iš 2, tai nereikia vargti, tiesiog taip ir padaliname. 3 padalinti iš 2 1,5 ir nepamirštume kvadratinės šaknies. Ir čia mes jau pagaliau priėjome prie to, kad mūsų kvadratinė šaknis yra ta pati. Todėl galime iš 7 atimti 1,5, kas bus 5,5. Ir nepamirštume kvadratinės šaknies. Štai ir mūsų atsakymas. Paprastas, gražus, pasakiškas. Džiaukimės tuo, nes matematika turi būti be streso.